Hei, labas rytas, labas antradienis, labas 26 maudynių dieną. Aš jau čia taip jaučiu pavasario. Va, girdžiu paukščiukus, to aš jums leisiu išgirsti. Nu, čia per daug šunų visur aplinkui ir neina išgirsti, iš tikrųjų. Nu tai, žodžiu, neduosiu jums išgirsti pavasario, bet noriu pareklamuoti renginius artėjančius, tai parodyti istorinius video, kas buvo pernai, užpernai, ar tai meilės dienos, ar tai vasario 16-osios. Tai vasario 16 tikrai planuokis atvažiuoti 9 valandą. Bus pas mus panašiai kaip vat dabar toj pamatysi. Lietuviška atributika, čia sirgalių buvo parašyta. Susirgsim dabar? Meilę Lietuvai susirgsim, nebent. 29! Labai gerai, pirmą kartą taip švenčiu. Žiauriai gerai jaučiuosi. Viskas labai greitai vyko. Išpjovėm, pakišom ir netgi čia išlindo Lietuva į didžiąją eketę. Ledo storį aptarinėjom. Bus kokį 15. Kada taip nešvesdavau vasario 16 iki kol pradėjau maudytis. Tai va, tai su šventėm. Eglė, tarsi žodį. Tai sveikinu visus dar kartą su vasario 16. Va, Tadas tradiciškai. Taip. 29 diena eketėje. Šį kartą kamera didelė. Šlipu į Klaipėdą ir tada varau į Švediją, tiesiai per jūrą. Labai greitai. Labai baisu. Oh my god, žiauriai gerai, bet po to net... Oi, negaliu sakyti. Labai gerai. Žiauriai gerai. Nuostabi ta eketė. Tegul jinai būna dar ilgai. Ačiū šitai žiemai, kad mums padovanoja tokį puikų laiką. Tikras ruonis, ne? Šiemet pirmą kartą. Bet šiaip ne pirmą. Kaip jausmas? Įdomus, faina prisiminta. Jeigu yra dar tų, kurie vis dar žiūri ir dar čia nei kart nebuvo, nu tai pasiruoškit, nu tikrai. Palinkėčiau rytą pradėti ne nuo chalato, o nuo ledinio vandens. Ir bent kartą išbandyti šitą malonumą. Nu gera, žiauriai faina. Tiek iš istorijos skirtingų metų buvo, skirtingų orų, skirtingų žmonių, bet visada smagu, čia nieko daug nereikia. Turėsim trispalvių, turėsim nuotaiką, turėsim, nežinau ką jūs dar atsinešit, kas su vyčiu atėję, kažkas čia pasidažo barzdą, kažkokia tai trispalvė, nu ne kažkokia, tai tiesiog trispalvė barzdą, Tadas paprastai nusidažo ir nerim šventiškai, kažkas gal plauks šventiškai, darysim šventę. Galima laukti. Kaip visada, sveikas gyvas. Turiu tau linkėjimų, žinok, nepatikėsi. Ir linkėjimai iš labai toli, linkėjimai nuo Kesto, kuris stebi mus iš Klaipėdos, ir tavo vaikučiams dovanėlės. Čia kas, Gintaras? Taip. Šiandien nėriau į gelmes kartu su Kestu ir ištraukėm gintariukų tavo. Ačiū, Kestai, perduosiu. Iš Klaipėdos. Iš Klaipėdos. Pasakysiu vaikam. Linkėjimai, Kestai. Labas rytas. Labas rytas. Labas rytas. Labas rytas. Pabėgo iš karto šiandien. Pusės jau prieš 10 minučių čia atėjęs. Tu tik dabar. Aš tik atrišau ir jisai koja. Nu čia tai šuniukas, jis kiekvieną dieną pabėga. Toksai labai savarankiškas. Nežinau, Eglės stiprybės tau su juo. Kaip koja? Gerai viskas. Sveikas gyvas. Nes ruoniukas saugoja, čik, nieko nėra. Ant ežero koks grožis. Rūkas, žvejai keli. Mūsų gedminaičių stulpai. Aptirpę, apgriuvę. Eketėj ledai plaukia. Labą rytą, gerą rytą. 37 diena mano šiandien.
Jūsų 26. Iššūkiai nesustoja. Mūsų turi aišku limitą, pas Ričardą limito nėra. Neaišku, kada jis baigsis. Pastumkit jį. Nenoriu. Diena šiandien. 26. Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija. Suverti šiukšlės. Reikia nuplauti randą. Užlindo eilę. Merginos laukia eilėje, o jisai paėmė ir apiplaukė eilę. Praplaukė Ričardai, pirmą kartą? pirmą kartą. Įdomus jausmas labai. Kaip judesys? Šiaip rankos viskas okei, tik tai va čia keista kaklas biški šala. Tai va arba per mažai šaldau, arba kažkas, bet žiauriai gerai. Puikus takelis. Viskas tinksta labai. Sveiki, Tomas vardu. Labai geras vanduo. Tik tai visiškai nesiplaukia. Visiškai vietoje, kai stumoklis koks musikuojas. Nu ne, šiaip praplaukė, gal 30 metrų nuplaukė. Nežinau net. Neskaičiau, bet greičio visiškai nėra. Nežinau, kaip ten bus. Neužmiršt plaukt, kaip plauksit, svarbiausia. Labai smagus pojūtis plaukiant. Tai Jau toksai. jau ruošia. 50-50, taip, jau beveik įvyko pasirašymas plaukimui. Kažkaip netikėtai užklupai. Nu, taip jau gaunasi. Labai jau moki tai padaryti. Linkėjimai žmonai, kad netingėtų kitą kartą. Netingė? Tingėjau šiandien. Nu, tu netingėjai? Tingėjau, bet matai, prisižadėjau, kad žmonės jau įsilaipino į mane. Tai prasme, pažadėjo, kad bus. Aš pažadėjau, kad juos paimsiu. Tai reikėjo važiuoti. Tokie dalykai labai gerai sujungia. Ir tie, kurie pasižadėjo, kad važiuos, ir tie, kad pasižadėjo, kas veš, tada daug šansų, kad ir atvažiuos. O tau kaip gavosi šiandien? Prižadėjau, kad važiuosiu, o aš prašiau, kad pavežtų ir važiavau. Ir šiaip važiavęs būtum, ar nebūtum jau šiandien? Būčiau vis tiek. Darbo vėliau, tai tikrai būčiau atvažiavęs. Aš atėjau, kad pasakyti, kad aš gintis moku, Simonai, taip kad atsargiai. Po vakar dienos. Tu antrą akį gausi. Kaip tu šiandien? Gerai, dar geriau. Geriau negu kada? Negu visada. Nes sakau, galvą pakišti kitas lygis. Šiaip rekomenduoju visiems kišti tą galvą. Aš be reikalo čia bijau 25 dienas. 24. Simona, linkėjimai, grįžk greičiau. Nuostabių žmonių klube dar vienas puikus rytas. Geros dienos. Neikit, nesimaudykit niekas. Kam čia? Užimsit be reikalo vietą. Būsit sveiki, be reikalo. Geriau sirgt. Ir nesimėgaukit, žiemą nereikia. Kartais būna dienų, kai labai tau sunku, bet reikia tai išgyventi. Ir vienas iš būdų čia. Aš, kaip žinai, nacionalinė eketės vertybė. Paskutinės kelios dienos iš tikrųjų baisiai šaltas. Visiškai nesinoriu važiuoti, bet paskutinės kelios dienos. Nesinoriu būti to, kuris pabaigoje atkrenta. Nors net ir neprisijungiau, pačioj pradžioj prisijungiau gal 12 dieną, kai mano Neries eketė užšalo. Šiaip smagu, rekomenduoju atvažiuoti, susirandi naujų pažįstamų, naujų draugų. Daug bendraminčių, tas yra smagu. Va, dabar girdisi. Čia tai, apie ką kalbėjau. Pavasario garsai, paukščiukai. Kiek čia beliko? Iššūkio tai iš vis vos 4 dienas, o žiemos irgi netaip daug. Bet kol dar turim, mėgaukimės, o kai nebeturėsim, irgi mėgausimės. Tik jau nebe žiema. Manau, kad labai svarbu. Tiesiog mėgautis visada, gyvenimo mėgautis. Niekad negali žinot, kas už kiekvieno kampo laukia. Šiandien sveikas, rytoj ne. O sveikata? Sveikata turbūt, kad yra visa ko esmė, nes viskas į tą susiveda. Sveikas tai laimingas. O ko daugiau reikia gyvenime? Laimės. Sveikata tai laimė. O mes maudomės, kad būtumėm sveiki. Jeigu mes sveiki, tai mes laimingi. Žiūrėjau, viskas paprasta. Kartais taip paprasta, kad net atrodo, kad negali būti tiesa, nes taip paprasta labai. Pasitarėm dar su bičiuliais. Rytoj čia turėsim dar vieną svečią, kuriam padėsim išsimaudyti. Tas svečias tikrai gali daug ką irgi įkvėpti, sakyčiau. Rytoj pamatysit. O šiandien ką? Tiek žinių. Paprasta eilinė ruonių diena. Liko 4 dienos prisijungti, jeigu nori iššūkyje dalyvauti.
O šiaip tai aišku, ežeras yra atviras visada, bet rytoj 9, poryt 9, už poryt 9, šeštadienį 11. Ir viskas, 30 diena. Aišku, susitiksim ir sekmadienį, ir kitą savaitgalį, visą žiemą, ir visą pavasarį, bet jau nebe iššūkio. Iššūkio liko kelios dienos. Ate, iki rytojus.